pradedame spaudos konferenciją ir Kauno Žalgirio vyriausiojo trenerio Rytis Ozūro komentarai. Okay, first I would say thanks a lot to all the fans who came here and they support the team. Visų pirma, noriu padėkoti visiems fanams, kurie šiandien čia susirinko ir palaikė komandą. I said from the first day that this season especially we need everybody in the gym. Nuo pat pirmos dienos sakiau, kad mums reikalingas visų palaikymas ir visų palaikymas būtent arenoje. The good moments and the bad moments, especially the bad moments. Buvo gerų momentų ir blogų momentų ir ypač blogų momentų. Okay, for the game today we cannot say a lot of things because we practice, I will say 1 hour and not all together because we miss Sistov and Simasveni. Apie šios dienos rungtynės daug pasakyti negalima. Pirma priežastis yra ta, kad kartu treniravimas 1 valandą ir tas kartu dar nėra visiškai pilnas, nes trūko Krzysztof Lavrinovičius ir Simo Venis. It's very difficult in 1 hour our players to adapt in the philosophy, offensively, defensively. So I would say I'm satisfied from the picture of today because we saw during the game we had problems, but they were very normal. Per 1 valandą yra labai sunku perprasti filosofiją tiek puolimo, tiek gynybos, todėl šiandien treneris yra dalinai patenkintas, nes tokį žaidimą pasiekti per valandą tikrai yra. We need time to work together. Reikia laiko kartu dirbti. And I'm sure that my team will play good basketball. Ir treneris yra įsitikinęs, kad jo komanda tikrai žais gerą krepšinį. And we'll play also good defense. Ir taip pat gerą gynybą. We need time. Tiesiog reikia laiko. So everybody needs to have patience. It's important this moment because I repeat, we bring new players. Of course, we are expecting these new players to be ready, I will say after a month. Todėl visiems reikia kantrybės, nes turi dar kartą pasikartoja treneris, kad turime daug naujokų, kurie turbūt bus pilnai pasiruošę žaisti maždaug po mėnesio. We have good players, experienced players. Tačiau jie yra geri žaidėjai, patyrę žaidėjai. We have young players. Taip pat yra jaunų žaidėjų, energingų jaunų žaidėjų. So we can be ready when we have to be ready. I understand that we have to rush. EuroLeague is starting after, I would say, almost 2 weeks. Todėl turime būti pasiruošę tada, kai reikia būti pasiruošusi. Žinoma, esame priversti skubėti, nes EuroLeague, galima sakyti, prasideda už 2 savaičių. But after 1 month we'll be ready. Bet po mėnesio mes būsim tikrai pasiruošę. I'm sure about this. So, one more time, thanks a lot to our fans, and we need their support. We need them every game. We want full gym. Dar kartą dėkoju fanam, nes jų palaikymo reikia kiekvienose rungtynėse ir kiekvienose rungtynėse reikia pilnos Žalgirio arenos. And I promise for one thing. Every time on the court will be 12 fighters. Ir pažadu vieną dalyką, kad kiekvieną kartą rungtynėse bus 12 kovotojų. Everybody knows what means Žalgiris, and everybody will fight till the last second. Visi žaidėjai žino, ką reiškia žodis Žalgiris ir visi kovos iki paskutinės sekundės. We'll have bad days, but this is basketball. You can have good days and bad days. We promise that we'll give the 200% on the court. Galbūt bus blogų dienų, nes tai krepšinis būna ir gerų ir blogų dienų, bet galima pažadėti, kad visi žaidėjai atiduos 200% jėgų aikštelėje. Klausimų treneriui? Klubą neseniai papildė Šarūnas Jasikevičius, koks vaidmuo bus numatytas jam? Šarūnas, first of all, Šarūnas is
everybody knows this is the best, I will say, by far the best pointer in Europe, especially on the pick and roll. Visų pirma, galima sakyti, kad Šarūnas yra geriausias žaidėjas Europoje žaidžiant 2 prieš 2. He has high level IQ. Turi labai aukštą krepšinio supratimo lygį. He has big experience. Turi daug patirties. He is a leader. Yra lyderis. He is a competitor. Yra kovotojas. At this moment, he is out of shape. So we cannot expect a lot of things. Even today, maybe I use him much more than I supposed to use him. Bet šiuo metu jis nėra dar geriausios formos ir galbūt šiandien treneris jį naudoja šiek tiek per daug, negu reiktų naudoti tokiuose rungtynėse. So we expect him to be, one of the leaders on the court, to help also the young players. Todėl tikimės, kad jisai bus lyderis aikštelėje, padės jauniems žaidėjams. But I remind you, a team is a team. So everybody will do the best and everybody will work hard together to make the results. Bet svarbiausia yra komanda, todėl visi dirbs kartu ir stengsis prisidėti prie kuo geresnių rezultatų. Because we have also many other good players, and you know this. Nes taip pat komandoje yra ir daugiau gerų žaidėjų, tai žinote. Saras is I will say, the old wine that we have on the table. The best old wine. Šaras yra, kaip galima pasakyti, subrendęs vynas. Tai tokį turime komandą. But we have all the other players who can give also a lot of stuff and all together to make good results. Bet taip pat turime daug gerų žaidėjų, kurie turi patirties ir gali daug prisidėti prie rezultatų pasiekimo. Don't forget we have Yankunas, he's the captain, we have Yaftokas, we have Tadas, we have Pochius, we have many good players, guys. So I trust them and I believe them. Nereikia pamiršti Pauliaus Jankūno, kapitono, Roberto Jaftoko, Tado Klimavičiaus, Martino Pocijos ir kitų. We have good players. Treneris visais pasitikė ir... And young good players also. Ir taip pat yra daug jaunų žaidėjų. Coach, now you have 16-17 players. Have you some lines about final scores? No. We'll stay all the 16 together. We have to work. We have many, competitions. We have EuroLeague, domestic league, all this cup, and we have to work because these young players they need to improve, and it's very good to improve with the good, experienced players instead of playing in another team 10 or 15 minutes, but not with the quality that they will have practicing with the best players. Klausimas buvo, ar komanda liks 16 žaidėjų, tai treneris atsakė, kad taip, nes svarbiausia jauniems žaidėjams yra tobulėti ir kai jie treniruojasi prieš aukšto lygio varžovus treniruočių metu, tai tas tobulėjimas vyksta daug sparčiau negu žaidžia 10-15 minučių, neaišku kokio lygio komandos. Bus žaidžiama daug rungtynių įvairiuose čempionatuose ir jie visi žaidėjai turės progą. And they need time. I mean, Szyżauskas needs time to work, Dimša. Ir jiems reikia taip pat laiko. Kaspars, Kupšas. We have good talents, we have good players. Jie yra talentingi, bet irgi reikia laiko. They need time. Coach, how do you rate the sportical shape of Lithuania's national team players? Pocius, Lavrinovičius, and Jevtokas? Are they tired? For sure they are tired, but we have to use them. We have to use them, we have to use them in a correct way, I would say. We have to protect them this moment, use them not so much. And another thing is to work together. We need to work together because, as I say today, for example, it was very hard. Offensively, we stuck so many times because they couldn't remember what we have to run. We tried to run only few
systems, few plays, and it was very hard, very difficult. In one day you cannot be prepared to play again. It's really very tough. Klausimas, Okay. klausimas buvo apie iš rinktinės grįžusių žaidėjų sportinę formą, tai žinoma, kad jie yra pavargę, bet nėra laiko ir būtina juos jau dabar bandyti įvesti žaidimą. Žinoma, po vienos treniruotės jiems irgi buvo labai sunku, kartais pamiršdavo derinius, todėl ir žaidimas strigdavo, bet pasikartojo treneris, kad nėra laiko ir jie turėjo pradėti žaisti. This is the life of the players who are playing in the national team, because we can see also all the players, they went back, they played in all the teams, even Zisis, he played in Greek national team, he was back. We see almost everybody is back and playing for their teams, so it's very hard, I know this, and they will have up and downs during the season, because it's normal to struggle this moment, because when you play all summer, and Lithuania, they play really very good games, they run a lot, they play good defense, so it's very hard to come back and to be fresh and to help, but we need them. Toks yra rinktinėse žaidžiančių krepšininkų gyvenimas ir pas varžovus šiandien Zizis žaidė, kuris rungtyniavo Graikijos rinktinėje. Žinoma, yra sunku, reikia suprasti tuos žaidėjus, nes jie dirbo visą vasarą. Žinoma, jiems sezono metu bus tiek pakilimų, tiek prastesnių rungtynių. Tačiau Lietuvos rinktinėje atrodė tikrai gerai. Vyravo greitas žaidimas, darbas gynyboje. Tačiau jų pagalbos reikia ir čia, todėl buvo iš karto ir pasinaudota. Manau, užteks pirmam kartui, bet daug progų, tai ačiū. Let's go. Thank you very much.